Paramos sąlygų reikalavimai. Juos sudaro dvi reikalavimų grupės. Tai geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai ir žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai. Nors reikalavimų nėra daug, tačiau visus juos būtina žinoti ir dar svarbiau, jų laikyti savo ūkio valdose. Priešingų atveju ūkiui gali būti taikomos gana griežtos sankcijos pagal Žemės ūkio ministro įsakymų patvirtintą sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodiką. Patikra. Kaip ūkiuose laikomasi kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų, atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei Nacionalinė mokėjimo agentūra. Pastaroji atsakinga ir už sankcijų taikymą už nustatytus pažeidimus. Kontroliuojančios institucijos patikras atlieka ūkininko ūkyje arba administracinių patikros būdų pagal duomenų bazėse ir registruose esančius duomenis, priklausomai nuo reikalavimo, kuris yra tikrinamas, kurių metu nustatytus reikalavimų pažeidimus ir sankcijos dydį įvertins pagal kelis kriterijus. Pažeidimo mastą, kai vertinamas pažeidimo sukeltų padarinių dydis bei jo pasireiškimo spektras, ar pažeidimas turi įtakos tik žemės ūkio valdai, ar turi platesnį poveikį. Sunkumą, tai yra pažeidimų sukeltų padarinių svarba, bus nustatoma atsižvelgiant į tai, kokių tikslų buvo siekiama nustatant tam tikrą reikalavimą, kuris buvo pažeistas. Bei poveikio trukmė, tai yra pažeidimo sukeltų padarinių poveikio trukmė įvertinama atsižvelgiant į galimybės tą poveikį nutraukti. Reikalavimų pažeidimas vertinamas ir pagal pasikartojimo kriterijų. Bus nustatoma, ar reikalavimų pažeidimas yra pakartotinis, tyčinis ar netyčinis. Didžiausios sankcijos bus taikomos nustačius tyčinius reikalavimų pažeidimus. Už šiuos pažeidimus ūkiui mokamos išmokos gali būti sumažintos nuo 15 iki 21%, o pakartotinio tyčinio pažeidimo atveju ankstesnių metų sankcijos dydis dauginamas iš 2. Už netyčinius pažeidimus mažiausias sankcijos dydis 1%, o didžiausias 5% sumažintos išmokos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad apskaičiuotų sankcijos procentinių dydžių mažinamos visos ūkio išmokos pagal priemonės, kurioms taikomi paramos sąlygų reikalavimai. Taip pat svarbu, kad nuo šių metų pareiškėjai privalo laikyti sėjomainos reikalavimų, tai yra geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 7 standartas. Ne mažiau kaip 4% savo deklaruojamos ariamosios žemės ploto turi skirti kraštovaizdžio elementams ir arba negamybinėms veikloms ir sistemoms, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 8 standartas. Prie visų pareiškėjų laukuose esančių melioracijos griovių privalo būti deklaruojami pagrioviai, tai yra palaukę su žolinė danga neįskaitant griovio šlaito. Minimalus pagriovių plotis yra 3 metrai, tai yra geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 4 standartas. Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai. Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 1 standarto daugiamečių ganyklų arba pievų išlaikymas reikalavimai. Išlaikyti esamą daugiamečių pievų plotą, tai yra valstybė narė užtikrina, kad daugiamečių pievų einamaisiais metais nesumažės daugiau nei 5%, palyginti su referenciniais 2018 metais. Sankcijos dydis už reikalavimą pažeidimą nuo 1 iki 5%. Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 2 standarto šlapynių ir durpynų apsauga reikalavimai taikomi nuo 2025 metų. Nustatytuose šlapynių ir durpžemių plotuose draudžiama sausinti šlapynių ir durpžemių plotus, deginti durpžemių plotus ir arti. Sankcijos dydis už reikalavimą pažeidimą nuo 1 iki 5%. Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 3 standarto draudimas deginti ariamąsias ražienas, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina dėl augalų sveikatos priežasčių reikalavimai. Ražienos negali būti deginamos. Sankcijos dydis už reikalavimą pažeidimą 19% arba 21%. Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 4 standarto apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas reikalavimai. Draudžiama dirbti žemę ir paskleisti mineralinės trąšas, augalų apsaugos produktus, mėšlą ir srutas.
Tol, kol nėra įteisintos paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos taip, kaip numato Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas deklaruojant žemės ūkio naudmenų, išskyrus daugiametės ganyklas arba pievas, daugiametės žolės. Laukus privaloma palikti ir deklaruoti žemės valdymo teisę priklausančias nemažesnės kaip 0,01 hektaro paviršinio vandens telkinių apsaugos juostas. Minimalus pagriovių plotis yra 3 metrai. Sankcijos dydis už reikalavimo pažeidimą 1 procentas. Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 5 standarto žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį reikalavimai. Erozijai jautriose teritorijose privaloma neauginti bulvių, pašarinių ir cukrinių runkelių, kitų šakniavaisių ir šakniagumbių. Laikotarpiu nuo lapkričio 15 dienos iki kovo 15 dienos užtikrinti bent minimalią žolinių augalų augmeniją arba palikti ražienų laukus per žiemą arba kitas augalų liekanas. Sankcijos dydis už reikalavimo pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų. Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 6 standarto minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais reikalavimai. Kiekvienais metais nuo lapkričio 15 dienos iki kovo 15 dienos nemažesnis nei 50 procentų pareiškėjo deklaruotos ariamosios žemės plotas turi būti užimtas žemės ūkio augalais arba paliekamos neapartos ražienos arba kitos augalų liekanos. Juodąjį pūdymą iki kiekvienų metų spalio 1 dienos būtina apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais. Sankcijos dydis už reikalavimo pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų. Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 7 standarto sėjomaina ariamojoje žemėje, išskyrus vandenyje auginamus pasėlius reikalavimai. Pareiškėjai privalo laikytis minimalios augalų kaitos reikalavimo bent 65 procentus deklaruotos ariamosios žemės ploto kasmet skirti kitam pasėliui auginti, tai yra kitais metais po einamųjų metų turi būti auginamas kitas pasėlis nei einamaisiais metais. Plotai, kuriuose per pastaruosius 2 metus pasėliai nebuvo pakeisti, 3 metais turi būti naudojami kitiems pasėliams auginti. Sankcijos dydis už reikalavimo pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų. Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 8 standarto mažiausia ariamos žemės skirtos negamybiniams plotams arba objektams dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote, kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonų reikalavimai. Pareiškėjai privalo išsaugoti saugomų kraštovaizdžio elementų sluoksnyje išskirtus ir pareiškėjų deklaruotus į pareiškėjų deklaruojamą ariamąją žemę patenkančius miškelius, tvenkinius ir kūdras. Plotuose patenkančiuose į Natura 2000 paukščių apsaugai svarbių teritorijų sluoksnį draudžiama kirsti ir genėti medžius ir gyvatvores paukščių jauniklių. Perėjimo ir augimo metu nuo kovo 1 dienos iki rugpjūčio 1 dienos. 2024 metais pareiškėjai ne mažiau nei 4 procentus savo deklaruojamos ariamosios žemės ploto turi skirti kraštovaizdžio elementams arba negamybinėms veikloms ir atitinkamoms sistemoms. Sankcijos dydis už reikalavimo pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų. Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 9 standarto draudimas keisti Natura 2000 teritorijose esančių daugiamečių žolynų, kurie nustatyti kaip aplinkos požiūrių pažeidžiami daugiamečiai žolynai, paskirti arba juos arti. Reikalavimai. Aplinkosaugos atžvilgių pažeidžiamas daugiametės ganyklas arba pievas patenkančias į teritoriją Natura 2000 draudžiama arti ar jose vykdyti nežemės ūkio veiklą. Sankcijos dydis už reikalavimo pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų. 2023-2027 metų žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai vandens apsaugos reikalavimai. Žemės ūkio subjektas, kuris išgauna 100 kubinių metrų ir daugiau vandens per parą iš vieno paviršinio vandens telkinio, privalo turėti Lietuvos Respublikos vandens įstatyme nurodytą leidimą. Žemės ūkio valdoje esantis ir naudojamas požeminio vandens gavybos gręžinys turi turėti gręžinio pasą. Žemės ūkio veiklos subjektai, naudojantys gėlo požeminį vandenį,
turi turėti leidimą naudoti žemės gelmių išteklius Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka arba turėti iki 2014 m. Liepos 1 dienos išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Draudžiama nuotekas užterštas medžiagomis tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį. Deklaruotame plote, kuris patenka į karstinių įgriuvų apsaugos zoną, draudžiama arti ar kitaip dirbti žemę, tręšti organinėmis ir mineralinėmis trąšomis, naudoti augalų apsaugos produktus. Šis reikalavimas yra taikomas nuo 2026 metų. Sankcijos dydis už vandens apsaugos reikalavimų pažeidimą yra nuo 1 iki 3 procentų. Vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimai. Per metus į dirvą patenkančio azoto, tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius, kiekis negali viršyti 170 kg hektare. Žemės ūkio veiklos subjektai tirštą į mėšlą turi kaupti mėšlidėse arba tvartuose, taip pat tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto, kurių talpa turi būti tokia kaip nurodyta mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše. Draudžiama mėšlu ir srutomis tręšti šaltuoju metų laikotarpiu, nustatytų mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše. Draudžiama tręšiamaisiais produktais tręšti dirvą šaltuoju metų laikotarpiu, nustatytų tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše. Draudžiama mėšlą ir srutą skleisti arba įterpti ant įšalusios, įmirkusios, užtvindytos, apsnigtos žemės. Draudžiama skystą į mėšlą ir srutą skleisti arčiau kaip 3 metrai iki melioracijos griovių viršutinių briaunų. Žemės ūkio veiklos subjektai, tręšiantys mėšlų ir srutomis 30 hektarų ar daugiau žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalo turėti tręšimo planą, parengtą pagal mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Tręšimo planas turi būti sudarytas kiekvienais metais prieš pradedant laukų tręšimą mėšlų ir srutomis ir pateikiamas kontroliuojančiai institucijai paprašius. Žemės ūkio veiklos subjektai, tręšiantys ir skleidžiantys mėšlą ar srutas 10 hektarų ir daugiau žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše nustatytais terminais turi įvesti duomenis apie einamaisiais metais žemės ūkio valdoje panaudotą mėšlą ir srutas paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. Tręšiantys mėšlų ar srutomis iki 10 hektarų, duomenis apie panaudotą mėšlą ir srutas gali pateikti pasirinktinai paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje arba pildydami mėšlo ir srutų naudojimo žurnalą. Žemės ūkio veiklos subjektai, naudojantys mineralinės, tai yra neorganinės arba organinės trąšas 10 hektarų ir daugiau žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše nustatytais terminais turi įvesti duomenis apie einamaisiais metais žemės ūkio valdoje panaudotas mineralinės, tai yra neorganinės ir organinės trąšas. Sankcijos dydis už vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimų pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų. Laukinių paukščių apsaugos reikalavimai. Žemės ūkio subjekto valdos plote, kuris patenka į paukščiams svarbių teritorijų sluoksnį, turi būti laikomasi konkrečiam plotui nustatytų ūkinės veiklos apribojimų. Sankcijos dydis už reikalavimų pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų. Natūralių buveinių, laukinės augalijos bei gyvūnijos apsaugos reikalavimai. Žemės ūkio veiklos subjekto valdos plote, kuris patenka į paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje esantį natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos sluoksnį, turi būti laikomasi konkrečiam plotui nustatytų ūkinės veiklos apribojimų natūralioje buveinėje, saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėse. Sankcijos dydis už reikalavimų pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų. Maisto ir pašarų saugos reikalavimai. Maisto tvarkymo subjektai, kurie atlieka bet kokį poveikį maistui arba veiksmus su juo ar atskiromis jo sudedamosiomis dalimis, galinčius turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei, turi imtis adekvačių priemonių užtikrinančių, kad tik saugus maistas būtų tiekiamas rinkai.
Maisto tvarkymo subjektai turi turėti įdiegtą individualią rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistemą arba kitą panašią rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų principais paremtą maisto savikontrolės sistemą. Maisto tvarkymo subjektai turi ženklinti produktus pagal teisės aktų reikalavimus. Maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti maisto ir maisto sudedamųjų dalių atsekamumą visuose maisto tvarkymo etapuose. Maisto tvarkymo subjektai turi turėti nesaugaus maisto atšaukimo iš rinkos veiksmų aprašą. Jei ūkio subjektai naudoja ne savo išaugintus ir pagamintus pašarus, pašarai turi būti įsigyjami ir naudojami tik iš tų ūkio subjektų, kurie yra registruoti arba Europos parlamento ir tarybos reglamento, nustatančio pašarų higienos reikalavimus, su visais pakeitimais nustatyta tvarka. Nustačius, kad pašarų tyrimų rezultatai neatitinka teisės aktų reikalavimų, pašarų ūkio subjektai turi vykdyti privalomus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus. Žemės ūkio subjektai turi užtikrinti pašarų atsekamumą. Žemės ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą susijusią su tiekiamų rinkai pašarų paskirties vieta bei kiekiu. Siekiant išvengti pašarų užteršimo draudžiamomis ūkiniams gyvūnams šerti medžiagomis, pašarai turi būti sandėliuojami atskirai nuo šių medžiagų. Vaistiniai pašarai turi būti laikomi ir tvarkomi taip, kad būtų išvengta kitų pašarų užteršimo ir nekeltų rizikos ūkiniams gyvūnams, kuriems vaistiniai pašarai nėra skirti. Sankcijos dydis už maisto ir pašarų saugos reikalavimų pažeidimą yra nuo 1 iki 5 procentų. Ūkinių gyvūnų sveikatingumo reikalavimai. Ūkinių gyvūnų laikytojas turi naudoti tik veterinarinių vaistų registre įregistruotus veterinarinius vaistus. Sankcijos dydis už šį reikalavimo pažeidimą 3 arba 5 procentai. Žemės ūkio veiklos subjektai, laikantys ūkinius gyvūnus, privalo laikytis kai kurių medžiagų, turinčių hormoninį ar tirostatinį poveikį ir beta-agonistų draudimo naudoti gyvulininkystėje reikalavimų. Sankcijos dydis už reikalavimą pažeidimą 5 procentai. Maistinių gyvūnų savininkams draudžiama maistinius gyvūnus skersti žmonių maistui, nepasibaigus išlaukai. Sankcijos dydis už reikalavimą pažeidimą 21 procentas. Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai. Jei žemės ūkio valdoje naudojami profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui skirti. Augalų apsaugos produktai turi būti pildomas jų naudojimo žurnalas. Sankcijos dydis už reikalavimą pažeidimą 3 procentai. Augalų apsaugos produktų profesionalieji ir neprofesionalieji naudotojai turi laikytis produktų etiketėje nurodytų naudojimo reikalavimų. Sankcijos dydis už reikalavimą pažeidimą 5 procentai. Augalų apsaugos produktų profesionalieji ir neprofesionalieji naudotojai žemės ūkio valdose turi naudoti tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus ar produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams. Tai reiškia, jog yra draudžiama naudoti nelegalius augalų apsaugos produktus, už tai taikomos sankcijos dydis yra 21 procentas nuo bendrai skiriamos paramos už deklaruotus plotus ir ūkinius gyvūnus sumos. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo augalų apsaugos produktus ir beicuotą sėklą saugoti rakinamuose ir įspėjamaisiais ženklais paženklintuose pagalbinio ūkio paskirties pastatuose arba jų patalpose. Sankcijos dydis už reikalavimą pažeidimą 1 procentas. Tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo turėti augalų apsaugos pažymėjimą. Augalų apsaugos produktus leidžiama purkšti tik apdorojimo įranga, turinčia galiojančius apdorojimo augalų apsaugos produktų įrangos pažymėjimus. Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose ar jų patalpose, kuriuose saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, privalo būti talpyklos su natūraliais ar sintetiniais sorbentais, kurie naudojami įsipylusiems ar įsibarščiusiems augalų apsaugos produktams sugerti ir jų taršai apriboti. Pagalbinio ūkio paskirties pastatai ar jų patalpos, kuriuose saugomi profesionaliam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir beicuota sėkla, turi atitikti šiuos reikalavimus.
Grindys turi būti atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui ir skysčiams nelaidžios dangos, turi būti natūralus arba įrengtas mechaninis vėdinimas. Nepanaudoti profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ar beicuota sėkla ir jų likučiai saugomi produkto gamintojo pakuotėse. Tuščios profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų pakuotės ir likučiai turi būti tvarkomi augalų apsaugos produktų etiketėse, saugos duomenų lapuose nurodytais ar atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais. Tuščios profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų ir beicuotos sėklos pakuotės turi būti laikomos atskiroje pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų vietoje. Sankcijos dydis už tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų pažeidimus yra nuo 1 iki 3 procentų. Saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose augalų apsaugos produktų profesionalieji ir neprofesionalieji naudotojai privalo laikytis augalų apsaugos produktų naudojimo apribojimo reikalavimų, nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme bei bendruosiuose buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatuose. Veršelių gerovės reikalavimai. Veršelių laikytojai turi laikytis veršelių gerovės reikalavimų. Sankcijos dydis už reikalavimo pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų. Kiaulių gerovės reikalavimai. Kiaulių laikytojai turi laikytis kiaulių gerovės reikalavimų. Sankcijos dydis už reikalavimo pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų. Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimai. Ūkinių gyvūnų laikytojai turi laikytis ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų. Sankcijos dydis už reikalavimo pažeidimą nuo 1 iki 5 procentų.